Sveiki visi, su jumis sveikinasi Joris. Šiandien aš padėsiu atsakyti į dažnam mūsų žiūrovų iškylantį klausimą. Ar verta atsinaujinti savo stacionarų kompiuterį? Tai šiandien aš vadovausiuosi keliais kriterijais. Tai pirmasis iš jų yra, kad kompiuteryje nekeisime motininės plokštės. Tai darysime todėl, kad motininės plokštės keitimas dažnai nulemia ir kitų komponentų keitimą. Tai jeigu, pavyzdžiui, perkate naujesnę motininę plokštę, ko gero reiks pirkti ir naują procesorių, ir naujus ramus. Todėl šiandien to neaptarinėsime, keisime kitas kompiuterio dalis. Tai šiandien aš apžvelgsiu kiekvieno komponento keitimą atskirai ir pakalbėsime, kodėl būtent tą dalį jūs norėtumėte keisti, kaip tą dalį keisti ir kokie yra keitimo variantai. Taip pat noriu paminėti, kad šiame video 100% aš visko negaliu išnagrinėti, nes į kiekvieną atskirai komponentą galima įsigilinti ir ką keisti, kaip keisti, tikrai yra daug skirtingų variantų. Todėl aš tokį pabandysiu pasakyti bendrą atvejį, kas turėtų veikti daugeliui žmonių, tačiau, kad būtumėte užtikrinti 100% savo kompiuterio veikimu, būtinai pasiieškokite informacijos internete arba žinokite, kad visa atsakomybė krenta ant jūsų pečių. Aš tik tais jums galiu patarti. Ir galiausiai atsiminkite, kad upgradeindami savo kompiuterį visada atsižvelkite į kainą, nes kaip man patinka mato žodžiai šitie, nėra blogos prekės, yra tik prasta kaina. Tai todėl žiūrėkite, ar tikrai jums verta upgrade'inti, ar gal net jau verta pirkti naujas dalis, ar iš viso atsinaujinti visą kompiuterį. Tai kaip pavyzdį naudosiu šiandien savo brolio kompiuterį, kuris yra dar tikrai ne pats seniausias, jis yra pirktas prieš kokius 3-4 metus. Tačiau dar vietos upgrade'ams tikrai yra likę, todėl aš pabandysiu, kaip ir naudodamas savo brolio pavyzdį, pažiūrėti, ką galima atsinaujinti jam, sudėliosim preliminariai kainą ir pažiūrėsime, ar jam verta kažką atsinaujinti ar pirkti naujas dalis. Taigi, dabar jau pereikime prie komponentų ir pradėsime nuo maitinimo bloko. Tai maitinimo bloko paskirtis yra elektros srovę iš lizdo paversti į kompiuterį tinkamą naudoti elektros srovę. Ir daugelis žmonių šiaip šią dalį nuvertina ir galvoja, kad šitoje vietoje galima sutaupyti pinigų, kad nusipirksiu pigesnį maitinimo bloką ir nieko tokio neatsitiks. Tačiau jau iš patirties sakau, kad maitinimo blokas yra viena iš tų dalių, ant kurių kaip tik reikia nepagailėti pinigų, nes nusipirkus nekokybišką maitinimo bloką, jis gali tiesiog nusprogti, kaip dažnai turbūt girdite, ką maitinimo blokai daro. Ir kai jis nusprogsta maitinimo blokas, dažnai jis nusineša ir kitų komponentų gyvybės, tai pavyzdžiui, motininės plokštės, procesoriaus, gal net vaizdo plokštės. Todėl tikrai siūlau šitoje vietoje nepataupyti pinigų. Dar noriu pakalbėti apie naudotų ar naujų maitinimo blokų pirkimą. Šiaip aš asmeniškai rekomenduočiau pirkti tik naujus maitinimo blokus, kad turėtumėte gamintojo garantiją ir jeigu kažkas negerai atsitinka, tiesiog galėtumėte pargrąžinti maitinimo bloką. Tačiau jeigu jūs tikrai spaudžia biudžetas ar, nežinau, neturite pinigų labai geram maitinimo blokui, tai visą laiką galima pasiieškoti jų skelbimų svetainėse, tačiau būtinai jos išsibandykite, nes jeigu neišsibandysite ir jį parsivežti namo ir pamatysite, kad jis neveikia, tai žinokit, kad pinigų turbūt neatgausite už jį. Tai tada, kodėlgi vertėtų keisti savo maitinimo bloką ir dar net kitaip sakant upgrade'inti? Na tai pirma priežastis yra ta, kad jis jeigu nusprogsta, tai faktas, kad jį reikia keisti, tik tais tą reikia būtinai išsiaiškinti, pavyzdžiui, pakeičiant maitinimo bloką kitų maitinimo blokų, ten iš draugo pasiskolinus ar kažką panašaus. Arba antras argumentas, kodėl reiktų keisti maitinimo bloką, tai kad jo galios neužtenka kompiuterio naudojimui. Ką aš galiu parekomenduoti, tai jeigu upgrade'inate savo ten kompiuterio dalis, pavyzdžiui, vaizdo plokštę, procesorių, tai galite atsidaryti svetainę pcpartpicker.com, kurio link aš paliksiu aprašyme. Tenais galėsite susidėti savo kompiuterio dalis į tokį sąrašiuką, kuriame galėsite pamatyti, kiek vatų naudos visos šitos dalys ir pagal tą vatų skaičių nuspręsti, kokį maitinimo bloką pirkti. Tai rekomenduoju visą laiką užmesti plus 20% nuo tiek, kiek rodo, kad sistema naudos, kad turėti taip vadinamos atsargos, kad jeigu netyčia kompiuterį overclockinsit ar dar kažką darys ar šiaip ateičiai, kad tos galios tikrai užtektų. Tai dabar galime pasižiūrėti į maitinimo bloką, kurį naudoja mano brolis. Tai jis turi
Seasonic Focus Plus 550 matų 80 Plus Gold maitinimo bloką, kuris šiaip yra labai geras ir jam pavyko gauti už labai gerą kainą iš Vienasa internetinės parduotuvės, jeigu neklystu, kainavo ar tai 50 ar tai 60 eurų. Tai šito maitinimo bloko pilnai užtenka mano brolio sistemai, o apie kitus komponentus, kurie yra mano brolio kompiuterį, aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Tai jam keisti šito maitinimo bloko tikrai kol kas nereikia. Kitas kompiuterio komponentas, apie kurį aš pašnekėsiu, tai yra operatyvioji atmintis, arba dar kitaip vadinama RAM. Tai yra vienas iš lengviausiai atsinaujinamų kompiuterio komponentų, todėl pasikeisti gali tikrai kiekvienas, net ir nelabai nusimanantis kompiuteriuose. Tai šiuo metu standartas yra 8 GB atminties, ko užtenka paprastam kompiuterio vartotojui, žaidimams, nežinau, paprastai veiklai. Tačiau kuo toliau, tuo vis labiau yra pereinama prie 16 GB RAM, todėl kad kainos krenta ir kai kurie jau pradeda pajausti 8 GB trūkumą. Tai nuspręsti, ar jūsų kompiuteriui trūksta operatyviosios atminties, iš tikrųjų nėra visiškai sunku. Tai ką aš rekomenduočiau daryti, tai jeigu, pavyzdžiui, žaidžia žaidimus ir jaučiate, kad kompiuteris taip striginėja, kadrai užfryzina, užstringa, tai gali reikšti atminties arba RAM trūkumą. Tai ką galima padaryti, atsidaryti MSI Afterburnerio on-screen display ir padaryti, kad rodytų naudojama RAM kiekį. Tai jeigu matote, kad jūsų kompiuteryje 8 GB atminties yra ir naudojama yra ten 7,5 arba net daugiau atminties, tai reiškia, kad kompiuteriui tiesiog trūksta šito resurso. Arba kitas variantas, kad tiesiog kompiuteris būna kartais dirba lėtai, ypač naršant internete, puslapį atsidarinėja ilgai, striginėja, tai irgi gali reikšti operatyvios atminties trūkumo, o tą galima pasižiūrėti per Task Managerį. Tai mano brolio kompiuteryje yra 16 GB DDR3 atminties, aš šiaip apie tai video dariau visai neseniai, galite tai pasižiūrėti, tai 16 GB jam dabar yra per akis, nes iš pradžių jis pajautė 8 GB atminties trūkumą žaidime Forza Horizon 3. Žaidimas užstrigdavo ir jis, kaip aš ir minėjau, per MSI Afterburnerį atsidaręs, pamatė, kad jo visą RAM atmintį yra suvalgęs šitas žaidimas, todėl jam reikėjo atsinaujinti. Toliau pereiname prie vidinės atminties trūkumą. Tai aš kalbu apie dalyką, kuriame jūs laikote savo failus, nuotraukas, žaidimus ir taip toliau. Yra du variantai, dėl ko verta upgrade'inti. Tai pirma, kad jūs neturite SSD savo kompiuteryje, arba kitas variantas yra, jeigu jums šiaip trūksta atminties kompiuteryje, reikia dasidėti jos papildomai. Tai mano nuomonė, SSD turėjimas šiuo metu yra privalomas, nes SSD kainos šiuo metu yra smarkiai nukritusios. O įsidėjus į kompiuterį SSD, jeigu jo dar neturite, tiesiog pamatytumėte, kaip paspartėtų pačio kompiuterio veikimas. Aišku, reikia Windows susirašyti į greitą SSD. Tai, kaip ir minėjau, viskas pagreitėja nuo programų atidarinėjimo iki Windows užsikrovimo. Taip pat į SSD galima įsirašyti visas dažniausiai naudojamas programas, ten arba net kokį nors žaidimą. Ir žaidimai net irgi paspartėja, nes kartais dėl lėtų kietų diskų žaidimai pastriginėja arba lėtai užkrūdinėja žemėlapius arba labai ilgai įsijunginėja. Todėl SSD tiesiog sakau, šiuo metu yra privalomas dalykas. O SSD kaina internetinėse parduotuvėse siekia vos 20 eurų 120 GB, todėl tai, manau, yra vienas iš labiausiai jaučiamų kompiuterio upgrade'ų, jeigu jūs neturite SSD ir jį įsidedate. Na, o kitas variantas, kaip ir minėjau anksčiau, tai yra, jeigu jums šiaip trūksta atminties, bet jau turite SSD diską, tai yra du variantai, ką galima daryti šiuo metu. Tai arba dėti standartinį HDD, kuris yra lėtesnis, tačiau už tą pačią kainą gaunate daugiau atminties nei perkant SSD diską, arba pirkti SSD diską, kur gaunate mažiau atminties, tačiau jie yra daug greitesnė. Taigi priklausomai nuo jūsų poreikių jūs galite nuspręsti, ką dėti. Jeigu jums reikia tiesiog daugiau atminties, tai galite nusipirkti tiesiog papildomai kokį nors 1 TB HDD 7200 RPM ir jo kaina maždaug turėtų būti apie 50 eurų. Tačiau jeigu norite greitesnės atminties, pavyzdžiui, susidėti žaidimams arba
jūs norite greičiau failus pasiekti, kad jums greičiau viskas užsikraudinėtų, tada galite, pavyzdžiui, pasiimti 500 GB SSD už apie 55 eurus. Tai mano brolio kompiuterį yra įdėta 120 GB SSD diskas ir 1 TB HDD. Tai Windows'ai pas jį yra įrašyti į SSD diską ir kelios ant pagrindinės programos ar net žaidimai, o visi kiti failai, visi didesni žaidimai eina į 1 TB kietąjį diską. Taip sakyčiau, kad jam irgi tikrai kol kas keisti nieko nereikia, nes atminties užtenka, SSD diskas yra, kompiuteris veikia sparčiai. Tačiau jeigu jūs neturite SSD, tai žinokit, būtinai įsidėkit, rekomenduoju visiems. Na ir dabar pereiname prie tokių svarbiausių kompiuterio komponentų, tai procesorius. Į kokį procesorių galima upgrade'inti nekeičiant motininės plokštės, tai galima sužinoti atsidarius savo motininės gamintojo puslapį ir ten susiradus CPU support listą, pasižiūrėti, kokį galingiausią procesorių galima įsidėti į savo kompiuterį. Tai ten rasite visą sąrašą procesorių, kurios palaiko motininę plokštę. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad prie kai kurių procesorių parašyta būna, kad jie reikalauja tam tikros BIOS versijos, kad motininė veiktų su to procesoriumi. Todėl jeigu matote, kad jūsų BIOS versija yra per sena, norite dėti procesorių, kuriam reikia naujesnės versijos, tai tiesiog atsinaujinkit BIOSus ir tada naują procesorių motininę plokštę laisvai palaikys. Na, o jeigu netyčia nusipirkote procesorių ir vis dar nežinote, kodėl jis neveikia jūsų motininiai plokštai, nors turėtų veikti, tai irgi turėkite omeny, kad tai gali būti priežastis, kodėl kompiuteris neįsijungia. Taip pat, jeigu tikrai vis tiek nerandate informacijos apie procesoriaus veikimą jūsų motininiai plokštai, tai nepatingėkit tokio dalyko paguglinti. Pavyzdžiui, susiveskit procesoriaus modelį ir motininės plokštės modelį ir tikrai, manau, pamatysite žmonių, kurie turi tuos pačius komponentus kaip ir jūs. Taigi, priežasčių, dėl ko verta upgrade'inti procesorių, irgi yra ne viena. Aš irgi visų neaptarsiu, bet tarkim viena iš jų yra, jeigu jūs gaminant pajaučiate, kad jūs gaunate per mažai FPS arba norite išgauti jų daugiau, tai galite atsidaryti mano anksčiau minėtą MSI Afterburnerį ir jeigu pamatysite, kad procesorius dirba 100% pajėgumu, o vaizdo plokštė dirba, tarkim, ne visų pajėgumų, kaip 50-60%, tai reiškia, kad procesorius bottleneckina ir su juo nėra išnaudojamos visos vaizdo plokštės galimybės. Kita priežastis, dėl ko verta atsinaujinti savo procesorių, tai yra galios trūkumas daug procesoriaus resursų reikalaujančiose programose. Tai ką aš turiu omeny sakydamas tokios programos? Tai pavyzdžiui, tai gali būti Adobe Premiere, Sony Vegas, ten pavyzdžiui, nežinau, streaminat ir dėl to neužtenka procesoriaus resursų. Tai šioje vietoje nuo procesoriaus gali priklausyti, kaip greitai kompiuteris surenderins, tarkim, vaizdo medžiagą arba kokią kokybę jūs galite streaminti. Tai jeigu norite, tarkim, sumažinti šį laiką, per kiek laiko jums kompiuteris surenderina kokį nors video, tai galima atsinaujinti procesorių, pasididinti branduolių kiekį ir jums tikrai visas šitas reikalas paspartės. Arba jeigu norite išgauti geresnį streaminimo kokybę ir mažesnį kompiuterio striginėjimą streaminimo metu, tai irgi gali apsimokėti upgrade'inti savo procesorių. Tai mano brolis naudoja 4 kartos Intel Core i5 4460 ir bent jau jo reikmėms 4 branduolių, 4 threadų tikrai užtenka, nes jis daugiausiai gamina, naršo internete, daro paprastus dalykus. Tačiau jeigu norėtų upgrade'inti, jam yra variantas upgrade'inti į 4 kartos Intel Core i7, ko gero be K raidės, nes pas jį motininė neleidžia overclockinti ir šio dalyko mes neišnaudotume su procesoriumi, kuris neturėtų K raidės šalia. O K reiškia, kad galima overclockinti. Todėl jam, pavyzdžiui, galima įsidėti Intel Core i7 4790, jeigu aišku surastų gerą kainą, bet dabar surasti šį procesorių gerą kainą yra pakankamai sunku, nes skelbimų svetainės jis kainuoja apie 140–150 eurų, o už šią kainą galima nusipirkti naują Ryzen 5 procesorių. Tai ar verta upgrade'inti, čia šiaip priklauso nuo kiekvienos motininės plokštės. Tai ko gero, kaip žinote, ant procesoriaus dedasi aušintuvas, tai kartais gali prisireikti netgi ir atsinaujinti procesoriaus aušintuvą. Tai kaip žinote, procesorius reikalauja gero aušinimo ir jeigu aušinimas yra prastas, temperatūros gali būti per aukštos ir
procesoriui teks aukoti savo resursus vien tik tais tam, kad sumažinti temperatūras. Tai jeigu procesorius dirba labai karštai, na tai čia taip grubiai pasakysiu, kad ten tarkim virš 85 ar virš 90 laipsnių, tai jau sakyčiau, kad yra verta atsinaujinti savo procesoriaus aušintuvą. Procesorių galima aušinti arba vandeniu, arba oru. Tai vandens aušintuvai tai galima daryti arba custom water loopą, kas yra gan retas dalykas, arba žmonės dažnai perka all-in-one liquid coolerius, o jeigu aušinate oru, tai būna dažnai tiesiog didelis heatsinkas ir ventiliatorius ant jo prisuktas. Šiame video aš nekalbėsiu apie tai, kurį aušintuvą labiau verta rinktis, ar oro ar vandens, tačiau Hyper 212 Evo yra vienas populiariausių aušintuvų vis dar šiomis dienomis, todėl jeigu vis svarstote, kokį aušintuvą rinktis ir tikrai neapsprendžiate ką, tai visą laiką apsvarstykite Hyper 212 Evo, tik tais pasižiūrėkite, kad tilptų jūsų korpusą. Tai dar viena priežastis, dėl ko verta atsinaujinti savo procesoriaus aušintuvą, tai jeigu jūs ruošiatės overclockinti. Dažnai su stokiniais cooleriais to neišeina daryti, nes stokiniai aušintuvai yra pakankamai mažiukai, aušinimo užtenka tik tais paprastam naudojimui, neintensyviai veiklai, tačiau jeigu jau norite overclockinti, verta tiesiog nusipirkti naują galingesnį aušintuvą, kuris palaikytų kuo mažesnės temperatūras. Ne visi stokiniai aušintuvai šiuo metu yra blogi, AMD prie savo Ryzen procesorių prideda tikrai gan neblogus aušintuvus, kurių net kartais užtenka žmonėms overclockinti Ryzen procesorius iki 4 GHz. Tai upgradeindami procesoriaus aušintuvą būtinai pasižiūrėkite, ar jis tinka ant jūsų procesoriaus soketo. Tai galite susirasti tikrai kiekvieno aušintuvo gamintojo svetainėje arba tiesiog informacijoje pateiktoje prie aušintuvo. Brolis naudoja stokinį Intel aušintuvą ant 4 kartos neoverclockinamo Intel procesoriaus. Šito aušintuvo tikrai užtenka paprastai veiklai, gaminimui, todėl jam upgrade'inti tikrai nėra verta. Ar atsinaujinus į 4 kartos i7 reiktų atsinaujinti aušintuvą? Šiaip priklauso, reikia pasižiūrėti, ar temperatūros nebus aukštos. Jeigu temperatūros normalios, tai tada tikrai keisti nieko neverta. Tačiau jeigu jau temperatūros bus daug aukštesnės negu turėtų būti, tada gal ir vertėtų kažką pasikeisti. Na, dabar pakalbėsiu apie vaizdo plokštės upgrade'ą. Tai vaizdo plokštė, kaip ir ko gero žinote, yra didžiausias gamerių ginklas, o upgrade'inimo priežastis dažniausiai yra labai paprasta. Jeigu norite išgauti daugiau FPS žaidimuose, tiesiog upgrade'inate savo vaizdo plokštę. Taip pat yra ir kitų priežasčių, kaip pavyzdžiui video encodinimas ar dar kažkas panašaus, tačiau manau, kad auditorija, kuri yra susirinkusi čia, dažniausiai upgrade'ina vien dėl to, kad nori pageiminti su aukštesniais frame rate'ais. Tai vėl pasikartosiu, panaudosime MSI Afterburnerį patikrinti, ar verta upgrade'inti savo vaizdo plokštę, tai tiesiog žaidžiant žaidimus atsidarykite MSI Afterburnerį ir pasižiūrėkite. Jeigu vaizdo plokštė dirba 100% pajėgumu, o procesorius dirba nepilnu pajėgumu, reiškia galima upgrade'inti vaizdo plokštę ir upgrade'inus vaizdo plokštę išgausite daugiau FPS. Į ką upgrade'inti, tai realiai priklauso tik nuo jūsų biudžeto. Kuo daugiau pinigų išleisite, tuo geresnę vaizdo plokštę nusipirksite. Tačiau pasižiūrėkite internete, kaip tarkim konfiguracija su jūsų procesoriumi ir su vaizdo plokšte veikia, nes gali būti, kad jau procesoriaus galios neužteks ten atsinaujinus į daug galingesnę vaizdo plokštę, todėl, kad jūsų sistema būtų subalansuota, būtinai pasižiūrėkite šitą dalyką. Dar dažnai žmonės klausia, kaip sužinoti, ar vaizdo plokštė tinka mano kompiuteriui. Tai šiaip šiuo metu vaizdo plokštės jungiasi per PCIe 16X jungtį, kuri yra standartas visose vaizdo plokštėse ir visose motininėse šiuo metu. Todėl jeigu jūs nenaudojate ten kažkokio žiauriai seno kompiuterio, bet jau tokio labai seno, ten 20-15 metų senumo, tai realiai bet kokia vaizdo plokštė turėtų tikti jūsų motininę plokštę. Bet kelis dalykus galima susižiūrėti perkant naują vaizdo plokštę. Tai pirmiausiai maitinimo blokas. Ar maitinimo bloko galios užteks vaizdo plokštai maitinti? Tai kai kurios vaizdo plokštės nereikalauja jokio papildomo maitinimo, kaip pavyzdžiui GTX 1050 ar GTX 1050 Ti, tačiau naujesnės vaizdo plokštės kaip GTX 1060 ar 1070 jau reikalauja papildomo 6 ar 8 pinų maitinimo. Todėl būtinai pasižiūrėkite, ar jūsų maitinimo bloko galios užteks ir ar maitinimo blokas turi šiuos laidus prijungti į vaizdo plokštę. Taip pat pasižiūrėkite, ar vaizdo plokštė tilps į jūsų turimą korpusą, nes kai kurios vaizdo plokštės būna pakankamai ilgos ir jos gali netilpti tiesiog, jūs neįdėsite vaizdo plokštės ilgį. Taip pat
Dar jeigu žiūrėjote mūsų video, kai mes darėme ofisinio PC buildą, tai ten mes naudojame žemo profilio vaizdo plokštę. Tai jeigu kompiuterio korpusas yra nestandartinis, jis vadinamas small form factor, tai gali reikšti, kad korpusas reikalauja žemo profilio vaizdo plokščių, kurios yra daug siauresnės, todėl irgi pasižiūrėkite, ar jūsų korpusas nėra toks, bet čia labai retas atvejis. Kalbant apie mano brolio vaizdo plokštę, tai šiuo metu naudoja GTX 1060 6 GB vaizdo plokštę ir jos šiuo metu jam užtenka visiems žaidimams Full HD rezoliucijoje, kadangi jis tik šitoje rezoliucijoje ir gamina, jam pilnai jos užtenka, ten tokiam žaidimams kaip CSGO, Apex Legends ir taip toliau. Todėl upgrade'inti jam tikrai nėra verta. Na ir galiausiai paskutinis komponentas, apie kurį pašnekėsiu, apie jį daug neišsiplėsiu, tačiau tai yra korpuso upgrade'as. Tai korpusas tai yra dėžė, į kurią susideda visos kompiuterio dalys. Tai irgi yra kelios priežastys, dėl ko vertėtų jį atsinaujinti. Tai pradžiai yra vietos trūkumas, tada yra prasta oro cirkuliacija arba tiesiog estetinio grožio norėjimas. Ir tiesiog, jeigu norite nusipirkti gražesnį korpusą negu kokį turite dabar. Tai jeigu upgrade'insit korpusą, būtinai pasižiūrėkite, kokio dydžio yra jūsų motininė plokštė, nes jį būna, pavyzdžiui, micro ATX, ATX ir taip toliau. Tai pasižiūrėkite, kad jūsų korpusas nebūtų per mažas, o jeigu korpusas bus šiek tiek didesnis, tai čia nieko tokio. Tai būtinai susižiūrėkite, kokius motininės dydžius palaiko korpusas. Taip pat dar pasižiūrėkite, ar tilps procesoriaus aušintuvas, tai dažniausiai stokiniai kūleriai nesukelia jokių problemų upgrade'inant korpusą, tačiau aukštesni aušintuvai kaip Hyper 212 Evo gali liestis arba net neleisti uždaryti kompiuterio šono. Taigi pasižiūrėkite, koks maksimalus aušintuvo aukštis galėtų būti tame korpuse, kurį jūs nusižiūrinėjate. Ir kaip ir minėjau anksčiau, pažiūrėkite, koks maksimalus gali būti vaizdo plokštės ilgis, nes gali būti, kad irgi netilps į ilgį ir tada neįdėsite vaizdo plokštės. Tai mano brolis šiaip naudoja mano seną korpusą Silentium PC RG1V, jeigu neklystu. Tai jam jo irgi kol kas užtenka, gal ir jeigu norėtų atsinaujinti gražesnį kokį nors su stikliniu langu, gal ir galėtų kažką, tačiau kadangi jam tokio poreikio nėra, Airflow ten tikrai yra ne pats blogiausias, gal aišku trūksta šiek tiek dulkių filtrų, tačiau jo naudojimui kol kas jau užtenka. Taigi tiek, aš šiandien jums norėjau papasakoti, tai visą laiką prisiminkite, kad pasižiūrėkite, ar tikrai už tam tikrą sumą pinigų apsimoka upgrade'inti savo kompiuterį, ar jau tiesiog gal apsimoka viską pasikeisti į naujas dalis. Taigi tiek šiandien, dėkui, kad žiūrėjote šitą video, su jumis buvo Joris ir iki pasimatymo kitam video.